Labas rytas. 1939 metais Britanija paskelbė karą Vokietijai, atsakydama į Vokietijos agresiją prieš Lenkiją. Ir vienas iš pagrindinių tuo metu Vokietijos privalumų buvo labai rimtai pastatyta komunikacijos sistema. Ir šifruotų radijo ryšių, naudojant specialias mašinas pavadinimu Enigma, vokiečiai slapta komunikuodavo, manydami, kad jie tai daro visiškai saugiai. Tačiau Britai, suprasdami viso to svarbą, čia Bletchley parke įkūrė slaptą, itin slaptą vietą, kur dirbo iš visų Britanijos galų surinkti matematikos, kriptografijos, mechanikos, elektronikos, fizikos specialistai, kurie dieną naktį nagrinėjo galimybės dešifruoti vokiečių komunikaciją, kol galų gale jiem tai pavyko. Ir šitoje vietoje, tai turbūt turėjo lemiamą reikšmę karo pabaigai, karo baigčiai, sakyčiau, kadangi Britai žinojo, ką daro vokiečiai. Ir tai leido Britams tiek sėkmingai kariauti Šiaurės Afrikoje, tiek periminėti vokiečių povandeninius laivus, kurie medžiojo pagalbą tiekiamą Britanijai, tiek paruošti išsilaipinimą Europoje, Normandijai. Aš atvykau čia į tą parką, esu nemažai skaitęs tiek apie Enigmą, tiek apie šitą visą istoriją. Na ir man kaip šiek tiek informatikui, šiek tiek matematikui labai įdomu, kaip čia viskas iš tikrųjų atrodo, kadangi paliesti tas sienas, pabūti tose pastatuose, kur dirbo tie kriptografai, bus labai įdomu. Čia taip pat buvo padėti pamatai visai šiuolaikiniai kompiuteriai, kadangi taip pat kriptografijai, taip pat kitiem mokslo pasiekimam, kuriais mes šiandien naudojamės net nesusimastydami. Mūsų elektroninis parašas, netgi mūsų kompiuteriai, vargu ar būtų šiandien tokie, kokie yra, jeigu ne štai šitas Bletchley Park. Einu eksplorinti. Šiame kambaryje dirbo Alanas Turingas, garsus matematikas, kriptografas, kuris ir vadovavo visai šitai operacijai, dešifruojant vokiečių karinius kodus. Pats dvaras iš išorės remontuojamas, restauruojamas, bet viduje atrodo puikiai. Šiame dvare ir buvo vadavietė dešifravimo ir kriptografijos skyriaus. Karo pradžioje 39 metais čia dirbo apie 70 žmonių. Karo pabaigoje visam šitam komplekse dirbo 9000. Tuo metu Britanijoje buvo apie 3000 radijo mėgėjų, kurių beveik 2000 nuolat dalyvavo radijo mėgėjų programoje, kurie kasdieną, visą dieną periminėdavo vokiečių radijo komunikaciją, užrašinėdavo gaunamą informaciją, skaitomą informaciją visą ir perduodavo paprastu Royal Mail paštu į specialų adresą, kur būdavo visi pranešimai susiunčiami ir atitinkamai surūšiuojami pagal radijo dažnius ir pagal vietas, iš kur atėjo. Ir atitinkamai tada surūšiuoti perduodavom, būtent veždavo juos čia į Bletchley Park, kur kriptografai juos dešifruodavo. Ir tada analitikai nagrinėdavo jų svarbą, piešdavo, visą paveikslą ir pagal tai spręsdavo, kam tą informaciją reikalinga perduoti. Atitinkamai jau šitam dvare būdavo vadovybėje tyrimai, kurie spręsdavo, kaip tą informaciją perduoti ir panaudoti.
Daug čia dirba savanorių ir istorikų, kurie pasakoja apie tai, pasakoja įvairių detalių. Viena iš tokių iš tikrųjų jaudinančių stotelių, kadangi, ne tik, kad čia filmo lokaciją pamatyti, bet iš tikrųjų pasižiūrėti, kiek rimtai čia visą tai yra žiūrima šito šaly. Ir iš tiesų, karo akivaizdoj, kitų kataklizmų akivaizdoj Britai sugeba susitelkti ir susiorganizuoti ir imtis veiksmų, imtis priemonių ir sutelkti savo protus ir žinias ir energiją tam, kad nugalėti savo priešus. Tai šitom baigsiu turbūt šitą reportažą pasakojimą apie Bletchley Park. Einu dar pasivažinėsiu ir keliausiu toliau. Darbo dieną aplink Londoną eismas tai ajo. Tai gerai, kad su motociklu, kitaip stovėčiau aš čia kamšty. Dabar čia į mano pusę šiek tiek laisviau, bet šiaip tai abi pusės čia toksai stovi trafikas nejuokingas. Čia visokių dar velnių važinėja. Sukau čia pakeliui į Portsmutą į Moto Legends parduotuvę. Tokia motociklų įrangos parduotuvė. Pasikalbėjau su pardavėjais, nusipirkau tokius marškinėlius šaldančius, kad prakaitą varytų lauk, nes jaučiu, kad mano artimiausia kelionė per Prancūziją bus pakankama pekla. Plius aš dar su šita juoda striuke, tai man, kad prakaitą varytų, reikia kažko tai. Tai ten labai faina chebra, matau, dirbo šitą parduotuvį. Pamatė mano motociklą, tai visi ėjo žiūrėt. Sako, kaip rimtai motociklas padarytas, sutvarkytas ir paruoštas. Žiūrėkite šitos namus. Čia pietus nuo Londono, tie miesteliai seni ir tie namai visai senoviški. Jau čia tokių su šiaudiniais stogais ir čia Viktorijos laikų čia jie visi. Press, okei. Ai, čia no entry, palauk. That way. Čia toks kelias, visiškas tunelis iš medžių. Visiškas medžių tunelis. Willow House. Jėzau, kokiam aš čia kaime. Kokiam aš čia kaime randuose. Thank you. Yep. Have a safe ride. We'll keep an eye on you on Instagram. Yep. Thank you. See you soon.
Labas rytas. Na, panašu, paskutinė diena Britanijoje ir prasideda jinai labai maloniai. Vakar labai pasisekė su viešbučiu. Radau tokį visiškam kaime, netoli Portsmuto jau visai. Tokį užeigą. Labai fainas šeimininkas. Ir ten keli kambariai pasitoj užeigoje, apačioje restoranėlis. Ir ką jūs galvojate, pirmą kartą gavau normaliai pavalgyti. Gavau keptos žuvies ir normalių salotų, su normaliu fetos sūriu, su burokėliais, su normaliu alyvuogių aliejum. Pagyriau, sakau, klausykit, kuo labiau į pietus, to jūs čia labiau panašų maistą į prancūzišką valgot. Aš tiesa buvau dar tokį fokusą padaręs, aš kaip buvau Škotijos pačiam šiaurės viršui, ten buvo pašto skyrius ir aš iš to pašto skyriaus išsiunčiau linkėjimų atvirutės namiškiam visiems. Ir vakar jie atėjo, pasirodo. Tai šiandien žmona telefonu pasakė, kad sakė, gavo, visi apsidžiaugė. Nu tai ir aš apsidžiaugiau. Dabar važiuoju į Stonehenge, truputėlį pasižiūrėsiu, ten šiaip sakė, nėra ko eit, bandysim kažkaip nemokamai ten patekti, nes vien tik tiek minų pasižiūrėti už kokį ten 230 svarų irgi nenoriu. Tai ten sakė, kažkoks praėjimas yra pėsčias nemokamas, tai pasižiūrėsim, ar pavyks. Ir vakare išplaukiam, turiu keltą su kajute, 420 eurų. Čia buvo 404, bet kad kajutė būtų su langu, tai dar 16 eurų reikėdavo mokėti. Ir aš rytoj 8 ryto jau būsiu, po 8:15 būsiu jau Prancūzijoje, San Malo. Va, koks gražus Morganas priekį važiuoja. Čia britų brandas, juos rankom renka, šeimos verslas iki šiol. Juos montuoja BMW variklius galingus. Bet tai yra tokie klasikiniai roadsteriai. Negaliu dabar jau aplenkti, čia labai posūkis toksai kavarnas, bet pasigrožėsiu, dar pasveikinsiu didžioką. Vat roadsterį tai aš norėčiau irgi. Po vietą pasivažinėti grinai vasarą. Nu va, čia aš jau tave galėsiu ir apsilenkti. Bet tai kai gražiai važiuoju, miškai, laukai, kaimeliai. Toks va, tos nedidelės kalvos tokios, nu, beveik Aukštaitija, sakyčiau. Šiek tiek augmenija kitokia, bet šiaip taip, jo, beveik kaip Lietuvoj. Beveik kitaip. Tokia savijauta labai gera šiandien. Toks kažkoks įkvėptas ir pakylėtas jaučiuosi. Ir va, krūmai, va, fūra eina, braukia per krūmus, nereikia tvarkyti. Pas kažką only fans, o pas šitą only cranes. Love it. Love it. Nu ką, ponai, privažiuoju prie garsiojo Stonehenge'o. Okei, čia aišku kažkokie dviratininkai. Čia reikalas toks, kad čia yra viešas mokamas priėjimas ir yra tipo pėsčiųjų takas nemokamas. Tai man reikia kažkur sustot, bet čia matau parkuot motociklo be šansų. Tai jau čia reikės važiuoti vis dėlto man į tą mokamą vietą. Nes jeigu jau tiek atvažiavau, droną turbūt tik iš labai aukštai ir tai jeigu čia nebus koks nors no-fly zonas. Bet va, žodžiu, Stonehenge'as vaisai. Okei, parkuojamės, žiūrėsim. Oh, what a rig you have here! Amazing! Ah! Must be some weight on. You manage.
I manage. Lithuania. Atvykau į Stonehenge. Ir čia yra dabar šiaip tai mokama šitas priėjimas ir parkuotis labai toli. Bet aš čia radau privažiavimą keliuku, kur visokie kemperistai atvažiavę. Turistai, kemperistai. Ir jie čia atvarę yra parodė man, kur čia yra takelis. Jis yra paraleliai, va ten tie žmonės už manęs, tai jie visi bilietą sumokėję ir eina takučiu. O aš einu lygiai tokiu pačiu takučiu. Tai vienintelis pliusas, kad tie, kurie sumokėję bilietus, gali prie akmenų ateiti 4 metrais arčiau. Viskas. Tai va, tai toks ir mano čia visas pointas, kaip sakant, gavau nemokamai pasiparkuot motociklą čia prie pat. Ir va, 5 minutės praeit ir aš čia atėjau. Drono kelt negalima, oro uostas šalia. Visi spėlioja, kas čia ir kodėl čia tie akmenys, kam jie čia reikalingi. Viskas pasidarė aišku. Čia yra 2 žiedai akmenų sustatyti, vienas paskui kitą. Ir ant jų labai gražiai gultų medinis stogas. Kadangi, prieš 10 000 metų medžio buvo. Buvo ir medžių, buvo ir avių, buvo ir virvių, buvo ir linų, kanapių iš ko išsivyt. Tai vietiniai druidai susirinko čia akmenis ir pasistatė čia savo šventovę. Čia buvo jų pagrindinė tūso vieta. Čia jie aukodavo avis ir mergeles. Tiksliau, avis aukodavo, mergeles nežinau. Ir švęsdavo. Ir čia užmesk stogą ant viršaus ant šito daikto medinį ir jisai puikiai atrodys. Bus labai geras šventykla. Paprašiau dirbtinio intelekto, kad nupieštų. Nupiešė man variantų. Labai fainų. Na ką, sveiki atvykę į Portsmouth. Uostamiestis pagrindinis turbūt Didžiosios Britanijos ir Jungtinės karalystės, bent jau pietuose. Jau jūra, jau toks jūrinis vaibas jaučiasi. Aišku, čia tik tai dokai ir sandėliai, čia daugiau nieko nėra, bet čia yra pagrindinis dalykas, ko aš važiuoju, tai yra aš važiuoju į jos didenybės Naval Base Portsmouth, palauk. Paklausiu, ar čia galima, palauk. Užvažiavau į karinę jūrų bazę. Kažkodėl tai sakė, važiuok atgal ir suk čia ir sakė Heritage Area, važiuok ieškoti. Atėjau į tą garsų jūrų muziejų. Kainuoja 51 svarą, bet metam laiko. Tai dabar ką man su to tiket bilietų daryti po metų, nežinau, bet čia yra visko. Čia ir laivai ir o Jezu, žodžiu, einam žiūrėti. HMS Warrior. Wow, didžiulis karinis burlaivis. Pastatytas 1861 metais. Kažkoks kosmosas. Kažkoks kosmosas. Tik ką užėjau, einu žiūrėti, kas čia per laivas. Pirmą kartą esu tokiam. Čia ne mūsų Meridianas Klaipėdoj. Šis laivas yra, pasirodo, pirmas Britų laivas, būrinis, kuris kartu yra ir būrinis, ir garinis. Ir jis yra plieninio korpuso. Ne medinis, bet plieninio korpuso. Bet sakė, po 20 metų eksploatacijos jis moraliai jau paseno, kadangi, prasidėjo gariniai laivai, stipresni ir dar rimtesni, bet čia buvo pirmas. Tai va dabar pilnai atrestauruotas yra. Einu lendu dabar į gilį žiūrėti, kas ten tokio. So what we do, sir, is we run the gun back to that metal plate you see right there. We then load the gun with the gunpowder. Our choice of shot, so we got
1 of 4 shots to choose from, depending on what damage we want to do. You've got your round shot to take out the side of your ship. You've got the conch shell for the bronze key. Take that out, fill that with gunpowder and a boxed fuse. When we fire that off, we aim for the decking. We've got the grape shot for your sails, your mast, your rigging. You've got your canister shot, which is mainly for close quarters, a bit like a shotgun. So take the hammer back. Okay. Take the nipple off. Taking that off would expose your vent piece. I then take out my gunner's prick. Once that's ready, we get the short sharp command of fire! That hits a percussion cap, creating your spark, travelling down the goose feather to the powder. The powder goes boom, propelling the shot out at over 1,000 miles an hour with a range of 1.25 miles. Anglijos laivyno laivo kapitonas yra vienintelis žmogus, kuriam žuvus jūroje, jo kūnas turėtų būti pargabentas laidoti į Angliją atgal. Už tai kapitono lova, kurioje jisai miega, tai yra tas hamakas, yra kartu ir medinė dėžė, kuri kapitonui žuvus būtų ir jo karstas. Tai va, o aš esu HMS Victory, 1802 metai, tai yra 220 metų šitam laivui. Jisai šiuo metu yra kapitaliai restauruojamas po stogu, bet vis dar dalis jo yra prieinama lankytojams. Aš mačiau dokumentinį filmą apie jį, man žiauriai patiko, už tai aš čia ir atvažiavau į šitą muziejų. Aišku, čia žymiai daugiau visko yra negu tik šitas laivas, bet šitas laivas yra, na, tai, ko aš atminiau. Einu žiūrėti. Mary Rose, 1545 metai. Prieš 480 metų. Anglijos karaliaus Henrio VIII nurodymu, ar 6, 7, 8, kažkurio Henrio. Pastatytas laivas, Anglijos laivyno pasididžiavimas, dalyvavo mūšyje prieš prancūzus, prie Solemo ir tame mūšyje žuvo. Iš 500 įgulos narių liko gyvi tik 35. Po 300 metų to laivo likučius rado 19 amžiaus narai mėgėjai. 20 amžiaus pabaigoje anglų narams pavyko rasti tą laivą. Ir įdomi dalis yra tai, kad jisai, kai paskendo, jis pasisinėrė į tokį jūros dumblą ir buvo greitai tokių dumblų užneštas ir tas dumblas suveikė kaip konservantas. Ir ta visa medinė laivo korpusa, dalį jo, 2/3 beveik to laivo korpuso, dumblas išsaugojo. Likusi laivo dalis, žinoma, suiro vandenyje ir buvo suėsta jūros visokių bjaurybių. Ir štai va šitam paviljone už manęs yra iškeltas tas korpusas saugomam klimatiniam režime. Viskas, kas iš jo liko, bet taip įspūdingas likęs karkasas, iškeltas, pastatytas ir puikus padarytas muziejus su visokiais artefaktais, daiktais iš to laivo, su diagramom, interaktyviais pasakojimais ir viskom kitkom. Tai tikrai buvo siurprizas, nežinau apie šitą dalyką. Ir man labai patiko, labai puikiai praleidau šią valandą laiko. Tai Portsmouthas tai ne tik tai The Warrior, Portsmouthas tai ne tik tai HMS Victory, tas muziejus, bet dar ir štai The Mary Rose, apie kurią nieko nežinojau. Na, o man visiškai už nugaros yra statomas visiškai naujas Queen Elizabeth II, ja, šito Jungtinės karalystės lėktuvnešis. Tai sakė, artin jo neit, sakė, nušaus. Tai neįsiu. Na, ponai, panašu, kad Britanija bus done. Jau 6000 kilometrų nuo namų Portsmouthe baigėsi mano Britanijos turas. O aš savo ką? Už 2,5 valandų išplaukė mano keltas į Prancūziją. Aš dabar važiuoju
greitai į uostą, praeinu patikras, tikiuosi, ir bordinuosi į laivą. 8:15 teoriškai turi išplaukti, bet šiandien oras tobulas, tai turėtų nevėluoti. Ir viskas. Bus panašu, kad išplauksim iš Britanijos, bus dan. Na štai, aš jau laive, keltas San Malo, pakankamai naujas keltas prancūzų, tai reiškia, kad yra prancūziška įgula, restorane galima atsiskaityti jau eurais ir viskas čia jau Europos Sąjunga techniškai. Turiu savo kajutę 4-vietę, savo pats vienam, tai vat dabar parodysiu kajutę, kaip atrodo. Jau turim išplaukti. Ir va, sakiau, kad laivas dujinis. Tai čia va yra laivas degalinė, kuris suskystintų dujų plaukiantis terminalas su Optimus Rygos registracija kažkodėl tai. Na ir čia jisai užpildo šitą laivą dujomis ir čia yra, kaip supratau, dujom ir elektra varomas hibridas. Va, fainas, naujas, gražus laivas, viskas blizga. 420 eurų. Motociklas ir kajutė. Kadangi kajutė su langu, be lango būtų 404, ten 16 eurų skirtum. Tai jau sakiau, susimokėjau. Tai va, dabar turėtumėm jau išplaukti, o rytoj rytą po 8:15 kažkur tai turėtumėm švartuotis jau Prancūzijai. Dar buvo šposas pasienio security kontrolė buvo tokia, tai lietuvė kontrolierė. Angliškai klausė, ar čia kažką nesivežat, nieko tokio, sakiau, droną turiu, dar peiliuką turiu. Oi, tai čia, pasakiau, kad labą dieną, sako, oi, žinokit, sako, atsiprašom, mes čia mokinam naujokę, tai turim viską patikrinti labai iščirai. Tai mane čia taip demonstratyviai patikrino, dar vadovą pasikvietė, paklausė, ar droną galima vežtis. Tai tas sakė, jo galima, na viskas čia okei, tai tokia sudalyvavau edukaciniai programoje Britų tarnybos. Kas labiausiai patiko, na kol kas dar nežinau, bet šiaip šalis faina. Tikrai jaučiasi ta tokia visuomenė šiaip kol kas. Žmonės labai faini, labai draugiški, labai bendraujantis, ta toks bendruomeniškumas toks jaučiasi. Na ir tų pačių kitų taučių integracija. Teko man čia su nemažai pabendrauti tiek vietinių, tiek su emigrantais. Visi kaip vienas kumštis čia. Čia mūsų, sako, čia mes visi kartu. Buvo visko, visokių ten tų nuomonių, ir tų radikalesnių, ir tų aštresnių, ir tų žulikų, ir visko. Saugumo prasme, tai taip, iš tikrųjų, motociklas, tai buvau čia prigąsdintas nepalikinėti niekur, kad čia visur taip pat pavogs. Tai niekur nestačiau, nepalikinėjau, juolab nakčiai jokiose vietose sudėtingose. Tokiuose rizikingose, stengiausi visą laiką viešbutukus rinktis toliau nuo miesto centro, kur tikrai saugus parkingas, tai ten vos neraktelius galėjau palikti spynelį. Tai matosi, kad čia šalis va ir laivynas, ir muziejai, ir istorija, ir infrastruktūra, ir socialiniai institutai, socialinė pagalba, nu, viskas čia žmogui padaryta. Tai kol kas ačiū visiems žiūrėjusiems. Šitom turbūt baigsiu reportažą, eisim jau išplaukinėti su laivu. Na ir kitas filmukas turbūt jau bus iš Prancūzijos. O gal ir iš Vokietijos, bus matyti. O gal ir iš Lietuvos. Ačiū visiems žiūrėjusiems, spauskit patinka, dalinkitės, komentuokit, jeigu kas klausimų kyla, atsakysim. Iki.